Skaitėjai Moters svajonė alfa vyras, ne knyga? Taip, labai gera knyga. Apie Moters svajonė alfa vyras, ką to padarė, perskaičius tą knygą? Pakeitė mąstymą visiškai. Ten yra sudėti visi patarimai, kaip galima perprogramuoti savo įpročius. Savo blogus įpročius. Pavyzdžiui, pasakyk vieną blogą įprotį ir kaip jį programuoti gerą, tarkim. Blogą įprotį? Nu. Tarkim, per greitai kalbėti. Aha. Moterims tai yra visiškai nepatrauklu ir žmonėms. Ką tu padarai greitai kalbėdamas? Parodai, kad jaudinės. Parodai, kad jaudinės. Ir kai tu greitai kalbi, tavo balso tonas tampa plonesnis šiek tiek, automatiškai. Jo. Kai tu lėčiau kalbi, tavo balso tonas pažemėja iš karto. Ir tu automatiškai rodai pasitikėjimą savim. Tavim žmonės automatiškai labiau tiki. Ir moterų vėliojame, jeigu tu išeini. Taip. Užkalbini moterį, jeigu tu šneki lėtai užtikrintai, į tavęs klausysis. Taip. Paimsi numerį, nesunkiai. Ką dar padarė ta knyga? Kaip tavo kūnų kalbą patobulini? Kalbant. Yra... Atėjai fotosesiją, tai kaip matau, tikrai labai gerai moku kalbuoti. Kaip tau praverčia kūnų kalba moterų užkalbinime? Daktai. Jos pačios atkreipia dėmesį. Aha. Jų nereikia lysti akis. Tu eini, tu jas gali net nežiūrėti. Kaip, pavyzdžiui, gražios panos, savim pasitikinčios atkreipia į save dėmesį, joms net nereikia tavo kontakto akių gaudyti. Taip. Jos eina ir visi vyrai žiūri jas. O tu ką padarai? Tu išmoksti patrauklę vyro kūno kalbą. Aha. Tu jas nežiūri. Tada jos į tave žiūri. Ir automatiškai, ypač geras stilius. Geras stilius yra nerealus dalykas. Tau ta prasme, aišku, stilius, kaip čia sako, pasitinka palei išvaizdą. Taip, palydi pagal protą. Taip. Čia teisybė, tokia realybė gyvenam. Klausyk, knyga neprimeluota ten. Kokių nesąmonių, gal prisita iš tuščių į kiaurą. Kaip to ten? Gal vieto mane, kaip pasakytum? Ne, ten yra, ta prasme, kaip pasakyti, primeluota. Nu, išbandyk praktiškai ir patikrink, ar ten primeluota ar ne. Aš išbandžiau ant savęs. Man tai yra intuityvu. Tai man atrodo, tai nėra netgi, ko čia tokia klausimą. Žinoma, čia vyram lyg ir žinoma, yra juose, bet užslėpta. Užslėpta, tu jauti intuityviai. Kad taip reikia daryti, bet tu bijai daryti, arba tu nesiryšti daryti dėl visuomenės. Tai ten ta knyga yra, pavyzdžiui, nu... Papasakok vieną patarimą iš knygos, kuris tau patiko. Patarimą iš knygos. Nu, reikia prisiminti. Tiek daug gerų dalykų ir nei vieną neatsimeni, žinai. Tai... Nu, tarkim... Paimant pasitikėjimą savimi, ne? Pasitikėjimą savimi. Kaip man, pavyzdžiui, labai patiko, žiauriai patiko vieną vietą prisiminiau, kaip reikia kontrolinių šūvių šaudyti, kad tavęs nežemintų. Ir tu nušauni tiesiog ir viskas, tu išsaugai pasitikėjimą, o blogiukas, tas, kuris norėjo tave pažeminti, lieka debilo vietoje ir paskiau jį, tą situaciją matė žmonės, tave labiau gerbė. O tas man labai patiko. Gali papasakot pavyzdį? Realų. Nu, tarkim, kad su ta pirštinė, kai buvo. Aha. Nu, pasakot, davai. Žodžiu, universitete ar kur ten buvo, ne? Taip. Tam pasiėmė pirštinę, sako, o, žiūrėkit, kokia pirštinė. Pasiėmė pirštinę, tai ką tu? Pirštinių nesimatęs, tu ką, gal koks pirštinių inžinierius? Kas tau yra? Čia mano mamos dovanota pirštinė, ką tu pirštinių mamą nedovanoja? Išaugai! Žodžiu, tas nužudė. Išaugai, tau nereikia pirštinių mama, ne? Jo, viskas. Ir čia yra antras, tai kai šauni tokius 5 kontrolinius šūvius, viskas, jis pasimeta. Jo. Arba dar geras, tarkim, kai tave bando pašiepta, ne? Jo. Nu, tarkim, tau šneka kažką, tu neturi ką atsakyti. Sakai, koks tavo tikslas? O, nu, koks tavo tikslas, žodį jam klausimą. Jisai viskas, aš esu išbandęs ant žmonių šitą dalyką. Tikrai, jeigu kas nori tave pašiepti, jis nesakys, aš noriu tave pažeminti, nes jisai apsikvailins. Jo. Jis pasimes ir jis pasimetęs apsikvailins automatiškai. Jo. Čia yra koks tavo tikslas? Geras klausimas. Kaip dėl manipulacijų žmonės, kai manipuliuoja, tai ta knyga tai sustiprina tave žiniomis, kodėl žmonės manipuliuoja, ką jie to siekia? Tu alfa vyro mąstyseną, kai gauni, tau nerūpi apskritai kitų žmonių nuomonė.
Tavo nuomonė visiems rūpi. Todėl, jeigu tave nori manipuliuoti, kas yra manipulacija? Manipulacija tai yra, kai... Siekimas pažeminti tave hierarchijoje, save iškelt arba iš tavęs gauti kažkokios naudos, tave pasmunkinant. Taip. Arba tavo silpnybę manipuliuoja, tavo baimę. Jo. Tavo baimę manipuliuoja. Ir jeigu tu neturi baimių, tavęs negali, kabliuko nėra už ko užkabinti. Jo, nėra jautraus taškai, nerandat nuspausti. Knopkės nėra. Tai visiškai teisingai. Ir va ta knyga tiesiog tau trenkia su beisbolke per galvą ir sako, atsipeikik žmogau. Išlysk iš tos mąstysenas. Man tas žiauriai patiko ir aš tiesiog sukrėtė visą psichiką ir užsimaniau. Ta knyga suteikia stiprią motivaciją keistis. Aišku. Tai dabar sąžiningai šnekant, pavyzdžiui, vyras, negalvoja, blem, 119 litų, tai čia dideli pinigai, ne? Dideli pinigai. Kiek puslapių tenais? Kokių dydžių? 200 su biškiu puslapių. Žodžiu, plati knyga, bet, yra vienas bet. Aš kai pradėjau ją skaityti, aš iš pradžių irgi galvoju, blemba, negali būti. Bet pamačiau atsiliepimus žmonių, iš pradžių suabejojau, negali už šūdą tiek geri atsiliepimai būti. Ir, kaip pasakyti? Šiaip, pavyzdžiui, vyrai, žiūrėkit, jūs galite internete bandyti ieškoti informacijos apie alfa vyrą, rankiotis po biškį, gal per 3 metus ir surinksit tiek, kiek toj knygoje yra. O aš ką paėmiau pasaulyje, kas domisi alfa vyrų, psichologiją, iš tų autorių surinkau. Krūvą dar savo pribandžiau, sudėjau su savo, su tuo autoriu, kas yra, padariau bendrą veikalą vyrams skaityti. Tai jūs galite vieni ieškoti, jums nemokamai bus, bet skaičiuokit, kiek jūs laiko užtruksite, dar klausimas, ar rasit iš tikrųjų. Arba galite nusipirkti knygą, sumokėti 119 ir gauti jau visas tas žinias susistemintas, gražiai surašytas lietuviškai dar, nereikia niekur verstis. Plius išbandytas su Lietuvos moteriam, pritaikyta ir pasikeis, čia charakterį gaus stiprybę vidinę, asmeninį pasikeimą savimi. Čia apie moterų viliojimo technikas netiek daug yra, mažai gana. Čia yra apie manipuliaciją žmonių, kaip tave bando pažeminti kur nors. Alfa vyro vidinė stiprybė. Taip, iš kur tą padaryti vidinę stiprybę? Tai būtent. Tai va, jūs turit tą galimybę įsigyti, nes, žinokit, jūsų metai bėga, slenka. Kuo tu jaunesnis nusiperki tokią knygą, tuo tau yra lengviau pakeisti tavo senus įpročius į naujus, nes man sunkiausia dirbti yra su vyresniais vyrais, jie, žinai, ateina iki 30 metų, 35, pakeisti įprotį, kuris bus suformuotas 35 metų. Susiformavusi mąstysena yra ir tiesiog žmogus jaunas, jisai vystosi, jisai tyrinėja pasaulį ir jisai, kuo tu anksčiau pradedi tiesiog, tuo tu anksčiau įgyji gerus įpročius. Jo. Tai va. Ir dar kas yra, kad, pavyzdžiui, įprotį naują suformuoti, kiek reikia dienų, rašyti irgi. 21 dienos. 21 dienos reikia. Čia tyrimai yra padaryti. Jeigu tu pačią pradžią. Darai, po 21 dienos tu įprantėjau tai daryti. Na, pavyzdžiui, vaikščioti išsitiesus, ne? Pečius atgal. Aš, pavyzdžiui, kai vaikščiodavau, seniau skuprinės būdavau. Vaikščiodavau, žiūrėdavau į vitrinas, žinai, parduotuvių gatvėse. Ir aš visą laiką man tus vitrinus skydavau, žiūrėk, susikūprinti, įsities, žinai, tiesiai. Ir taip ištiesino, 21 dieną dirbo prie to, po 21 dienos man tapo įprotis jau vaikščioti, įsitiesus. Tai ten dar yra kiti visi įpročiai, kuriuos tu turi pasidaryti, kad patraukti moterų dėmesį, kad tave vyrai gerbtų, kad tavim sveikintųsi, kad tau nenorėtų šūdą parduoti, iš tave šūdą padaryti, kad tave žmonės skaitytųsi su tavim sprendžiant, o šitas save gerbintis, šitas rimtas, su juo geriau šūdą nemal. Nes jeigu malsi su juo šūdą, bus negerai, žinai. Tiesiog tu jo nepaimsi. Tu jo nepaimsi, jis tave paims ir tu liksi durniaus vietoje. Va. Tai gaus. Ta istorija su pirštinė, aš buvau universitete dar kartą. Tai gera vieta. Jo, aš turėjau 2 pirštinės, tokias juokingas, iki sukiam, kai vadinamam tom užmautėm. Klešnės. Klešnės. Ir mama nupirko jas kalėdų progai, aš atėjau į universitetą, pasidėjau tas pirštinės ir mano grupiokas atėjo, paėmė pirštinę ir visiems rodo. Ypatingai tą. Kokie pirštinė, žinai. Žiūrėk, ir visi mato, kad tai yra mano pirštinė, realiai iš manęs juokėsi, žinai. Aš, žinai, prie jo, žinai, ramiai.
paėmiau, žinai, tą pirštinį. Žiūrėkit, sakau, jam nedovanoja pirštinių. Mama, jau jisai pats perka vyras pirštinės. Matot, jam po vyru jau nedovanoja pirštinių. Jo mama nesupras, jis jau yra visiškai savimi užtikrintas, nesijuokintis iš kitų žmonių, saugus savo kailį vyras, kuris rodo pirštinės. Visiems žiūrėkit, kokie pirštinės. Tu gal, sakau, Petruškevičiaus kursus baigęs. Stiliaus. Ne, tu nesijok, žinai, ramiai. O šiaip, koks tavo tikslas buvo? Nemelok, bet žodžiu, jisai pasiminti paraudo biškį. Tai gavosi tai, kad į save apsijuokė. Tai va, ten yra tie kontroliniai šūviai surašyti. Psichologiniai. Kaip sugalvotų tos klausimus, kaip juos užduoti kitam žmogui, kad jis susimastytų. Nesistengti jį pažemint, tarkim, kuris paėmė pirštinę, bet kai susimastytų, tiesiog, kai iš negerai daro. Pašiept. Kas atitiko kitą dieną, aš atėjau, tas grupiukas man spaudžia ranką, sveikinas. Piršinys jau nebenori imti. Nereikėjo nei kumščių naudot, žodžiu įsprendžiau. Arba ta situacija tualete prie pisuaro. Jo, prie pisuaro irgi. Buvau klube irgi. Čiuriojo. Ir ateina, žinai, vyras, tu, blėt, žinai, kaip tu, blėt, žinai. Sako, žinai, žiūri jisai, blėt, į mane. Sako, tu kurva, blėt, numyši, kad dar nenumyši, žinai, sako. Aš sakau, žinai, nu, pas mane, žinai, kapiliarį užsispaudė, žinai, taip ir toliau yra, žinai. Aš, žinai, niekad nesugebu, žinai, nučiuriuot. Tu vyras su tokiais pečiais, žinai, plačiais, va, graži peteliškis, sprendė, tu iš karto numeži. O, pavyzdžiui, man jau reikia, žinai, ilgiau dirbti. Ypač kai žiūri. Ir aš jį pradėjau, bešnekėdamas vesti, įsivaizduokit vaizdas, tokį, gal 2 metrų, 10 cm, bešnekėdamas išvedžiau iš tualetų gražiai, uždariau duris, ir nuėjau nusičiuriau. Viskas, jisai... Nu, jam nekyla ranka nieko daryti. Tiesiog tu su juo normaliai bendrauji ir jisai, ką jisai tau, duosi galvą, kad normaliai bendrauji. Jo, neina. Taigi ten yra tokios realios situacijos aprašytos ir iš jų galima pasimokyti, supras, kaip aš tuos klausimus uždaviau, kaip tu statys dariau. Tai, žiūrėk, tu būni su moterim ar klube kažkur, yra vyrų. Ir visokių vyrų yra, suprantate, manipuliantų čia pas mus, va manipuliuoja visi. Tai netgi sugebėti atpažinti manipuliantus ir sugebėti kontratakuoti, o čia yra sugebėjimas. Manipuliantus, barakudas, visokias. Visokio plauko. Visokio plauko yra cirkų. Tai va, ką tai... Gerai, vat matos, žinai, kad labai atsimeni daug ką, įsisavinę, supratęs. Kai sakant, pinigai nesukišti pas tave į šikną. Žinai. Sukišti į protą. Į protą sukištis, kad tu dabar tą knygą gali išmest pas tave jau likti. Kaip Gintaras Lunskis sako, aš sako, investuoju, tu sako į savo psichę, aš tavo psichę taisau, žinai. Jo, o ne kažkokį radiatorių. Jo, tavo psichė tavo visą gyvenimą keičia. No. Kaip kažkas ten pasakė. Gintaras Lunskis irgi labai gerai. Labai. Stipras. Man patiko laikysena, žinai, septynu, šneka rimtai, žinai. Normaliai. Nemal kažkoks, ten dvasininkai. Jo. Laimingi tapsit. Jis sako, žinai, sveikas vyras. Gerai šnekasi. Tai va, kebra, tobulėkit, skaitykit visus autorius, kuo daugiau į save kiškit ir atsipirks viskas, pamatysit. Ne 10 kartų, nesuskaičiuosit, kiek kartų atsipirks.